Kaip atrodytų mano kosmetinė, jeigu aš eičiau į mokyklą arba universitetą? Pirma, šlapios servetėlės. Jų reikia visur ir visada. Jeigu pietauji lauke ir išsimuzoji rankas, pasiemi ir pasivalai rankas. Kaip kvepia. Toliau. Šlapios servetėlės valyti akiniams, telefono ekranams, kompiuteriams. Visą klaviatūrą galite pavalyti. Tai labai verta įsigyti ir aš net nežinau, kad drogė yra tokios servetėlės iš vis. Jos yra su alkoholiu, tai odos negalit valyti su jom. Toliau. Čia yra dantų siūlas. Dantistai rekomenduoja va šitą dantų siūlą iš Jordan. Nežinau kaip jums, bet aš kaip papietauju, man į dantis prilenda tiek daug maisto likučių, kad aš be siūlo neišeinu iš vis iš namų. Toliau. Maskuoklis. Man atrodo, kiekvienos merginos kosmetiniai turi būti maskuoklis. Jeigu netyčia išdygsta spuogas arba nusivalė jūsų pamaskuotas spuogas, pasitepat, patapšnojot ir viskas. Šitas iš L'Oreal yra labai pigmentuotas, tai reikės miniatiūrinio taškučio. Parodysiu daug maž kiek. Va tiek. Toliau, tai žinoma, kad lūpų balzamas, šitas yra iš Isadora ir jisai su spalva. Man šito ir spalva labai patinka ir labai gerai sutrikina lūpas. Čia yra 2 viename ir lūpų balzamas ir lūpų dažai. Toliau, rankų kremas. Jo, bekvapis jisai. Va tokios va konsistencijos. Neutrogenos kremai šiaip labai geri. Ir aš be rankų kremo neišeinu iš namų. Mano labai sausa oda. Prieš paskutinis dalykas. Čia yra nagų odelių aliejus. Mano nagų odelės visada yra labai sausos. Aš su aliejukais tiesiog mes geriausi draugai. Aš turiu prie lovos mašinoje rankiniai gal 5. Patarčiau naudoti, jeigu turit sausesnės rankas arba odą aplink nagus sausesnę. Lašinu vieną lašelį. Tada masažuoju. Mano tai, pavyzdžiui, žiauriai išsausėja oda aplink nagus. Tada turėsit gražias pridėkintas odelės nagų. Ir paskutinis dalykėlis, ką rekomenduočiau turėti savo kosmetiniai, tai yra, čia yra Essence balta pudra. Balta kodėl? Nes ji yra permatoma. Tiks labai šviesiai odai, labai tamsiai odai. Kai išsiskiria daugiau sebumo riebalo pas jūs ant odos zonai, pasimkit šepetėlį ir lengvai pereikit per veidą ir matizuosit veidą. Tai viskas, štai kaip atrodytų mano kosmetinė į mokyklą ar universitetą.